kepą, bet čia Šiaulių arenoje bus žaidžiamas krepšinis, kuris jau prasidėjo. Inokas jo perdamas ir Radzevičius pelno taškus. Tose rungtynėse trečiadienį čia Šiauliuose buvo kaip reikiant nukraujavę, bet tai bet kokiu atveju Europos taurės komanda. Vilniaus Rytas perima kamuolį. Šiandien beje Vilniaus Ryto ekipoje yra jau registruotas ir apšilinėjo prieš rungtynės Ąžuolas Tubelis. Masiulio metimas, bet Masiulis kliudė varžovą. Veda į priekį Šiaulių ekipo taikliu tolimų metimų ir Šiauliai palaiko kol kas ritmą šioje dvikovoje. Inoko taiklus tritaškis. Jo metimas netaiklus. Radzevičius pasileidžia į priekį. Radzevičiaus geras perdamas, Inoko taškai. Vaizdas, kuris patinka Vilniaus Ryto trenerių štabui. Pelno 3 taškus ir Šiaulių komandos lyderis ir šiandien yra rezultatyvus Radzevičiaus skrydis iki dėjimo šių metimų Šiaulių komandai. Rytas yra metęs keliais metimais daugiau, vien dėl to, jog Šiauliai klysta, o trejas pastarąsias išvykos rungtynės. Čia be abejonės gražiausias šių rungtynių epizodas. Kas tie tritaškiai Parkeriui, Jacksonui, Carterui nekrenta. Čempionų lygoje 1 iš 5, Lietuvos krepšinio lygoje 1 iš 8. Čia Ąžuolo Tubeliai, Inoka, Poliukėno ir Gyti Radzevičių. Tubelis vieną tritaškį pataikė, dabar pataiko ir antrąjį. 16 taškų pasirodymas, Rytas ir kamuolį perima. Šiauliai pirmoje mačo pusėje prarado 10 kamuolių, dabar taip pat dar viena klaida ir tai kainuoja. Beveik 11 žaistų minučių 2 taškus yra pelnęs. Dar prieš šį kėlinį buvo 0. Paskutinės 5 sekundės ir 10 sekundžių kėlinyje. Sargiūno perdamas, Gytis Radzevičius įkirtimas, taškai. Radzevičius dar 2 taškai. Uleckas prieš Inoką. Oi, gera Inoko gynyba. Atviras Ulecko perdamas, baigėsi dar viena Šiaulių klaida ir